Norėtųsi parodyti vieną labai įdomų ginklą. Tai yra lietuvių sukilėlio 1863 metų sukilimo dalgis. Kaip žinom iš istorijos, 1861 metais rusų caras Aleksandras II išleido baudžiavos panaikinimo manifestą. Lietuvių bajorai šlėkta, būdami be galo nepatenkinti šituo išleistų manifestų, sukėlė maištą prieš imperatorių ir į šitą maištą įtraukė taip pat lietuvių valstiečius. Kaip visada būna, tada kai mušasi ponai, daugiausia kenčia mužikai. Taip visais laikais buvo, taip greičiausiai bus iki pat pasaulio pabaigos. Taigi tuo metu, kai ponai būdavo ginkluoti šitokio pobūdžio kardais, čia yra 1909 metų pėstininko karininko kardas. Tuo kardą ištrauksim, parodysim geležtę. Va toks va kardas. Tuo pat metu valstiečiai, kurie turėjo nelaimę prisijungti prie šlėktų išmislo, kovojo šitokiais daiktais. Tai yra, kaip matom, kalvio darbo. Matom, čia yra sujungimo linija kalvio. Kalvio darbo, šitoks įrankis. Akivaizdžiai galima pagalvoti apie šito daikto efektyvumą. Aišku, jeigu jį uždėti ant ilgo koto ir jeigu tinkamai naudoti, galima pabandyti nutemti kažkokį raitelį su šituo daiktu. Tačiau iš tikrųjų reikia manyti, kad žmogus, kuris pabandė šitai padaryti prieš gerai, sakykime, apmokytą kavalerijos karį, jis iš karto ir numirė. Tai va, įdedu internetą šitą daiktą, kad daugmaž įsivaizduotumėm, kaip tai atrodė. Ir antras dalykas, internete, nors apie dalgininkus ir kovinius dalgius prirašyta nemažai, bet pateikiama dažniausiai viena kita nuotraukėlė ir piešinėliai iš senų knygų. O tokio tikro daikto nepateikiama. Ir matom, kad jis iš principo ilgis atitinka tuo metu naudoto pėstininkų kardo ilgį. Tai tiek.